Radijo laida Aš už Klaipėdą. Pokalbiai su Klaipėdos Neptūno žaidėjais ir treneriais, istorijos herojais, ryškiausiamis Klaipėdos krašto asmenybėmis ir tais, kurie visada yra su Neptūnu. Sveiki Klaipėdos Neptūno gerbėjai. Su jumis sveikinasi radijo laida Aš už Klaipėdą ir aš Balys Šmigelskas. Radijo laida Aš už Klaipėdą. Šiandien laidoje girdėsite pokalbį su Neptūno kapitonu ir rezultatyviausiu visų laikų komandos žaidėju Martynu Mažeika. Klaipėdos klubo simbolis pasidalins mintimis apie finišavus Lietuvos krepšinio lygos reguliarųjį sezoną, jau šeštadienį prasidedančią ketvirtfinalio seriją su Utenos Juventus klubu. Savo santykius su krepšiniu Klaipėda ir Neptūnu taip pat pasidalins grupės Bavarija narys, renginių ir laidų vedėjas Juozas Liesis. Neptūnas šiame reguliariajame sezone iškovojo 21 pergalę, dviejomis daugiau negu praėjusį sezoną. Tačiau finišuoti trečioje lentelės vietoje klaipėdiečiams sutrukdė puikus Panevėžio Lietkabelio žaidimas. Kazio Maksvyčio auklėtiniai iškovojo 25 pergalės. Nuo 2012-2013 metų sezono, kuomet uostamiesčio krepšininkai iškovojo istorinius bronzos medalius, klaipėdiečiai reguliarųjį sezoną visuomet baigdavo su teigiamu pergalių ir pralaimėjimų balansu. Ši serija šiemet buvo pratęsta iki 5 sezonų iš eilės. Būtina pasidžiaugti ištikimaisiais Neptūno sirgaliais, kurie į mylimo klubo rungtynes antrą sezoną iš eilės rinkdavosi gausiausiai visoje lygoje. Vidutiniškai LKL kova Švyturio arenoje stebėdavo 4200 sirgalių. Pajūrio komanda vienintelė šį sezoną perkopė vidutinį 4000 sirgalių skaičių. Antroje vietoje žygiuoja Kauno Žalgiris, į kurio rungtynes susirinka 3700 žiūrovų. Sėkmingiausiai šiemet Neptūnui susiklostė trečiasis pirmenybių ratas, kuriame buvo nugalėti beveik visi varžovai, įskaitant Eurolygoje spindėjusį Žalgirį ir Europos taurės žaidusius Vilniaus Lietuvos Rytą ir Panevėžio Lietkabelį. Vienintelis pralaimėjimas buvo patirtas prieš Utenos Juventus. Šiame sezone ne vienų LKL čempionato rungtynių nėra praleidęs Mindaugas Girdžiūnas, Vytautas Šurakauskas, Mindaugas Kačinas ir Džerai Grantas, o Martynas Mažeika praleido vos vienerias. Daugiausiai Dainiaus Adomaičio pasitikėjimo jaunųjų žaidėjų gretose sulaukė Laurynas Beliauskas. 20-metis gynėjas ant parketo žengė 25 reguliaraus sezono rungtynėse ir aikštėje praleisdavo po 13 minučių. Rezultatyviausio komandos žaidėjo statusas šiuo metu priklauso antroje sezono dalyje į Klaipėdą atvykusiam Chrisui Loftonui. Snaiperis per mačą vidutiniškai renka po 12 taškų ir 3 taškius meta aukštu 48% taiklumu. Nuo amerikiečio pagal taškus vos šiek tiek atsilieka Mindaugas Girdžiūnas, Džerai Grantas ir Danielis Ewingas. Neptūnas kovą ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių pradės jau šį šeštadienį, kuomet namuose susitiks su visada kovinga ir ambicinga Juventus komanda. Uteniškiai, kaip ir Neptūnas, pastaraisiais metais demonstruoja stabilumą ir aukštus rezultatus. Juventus pastaruosius 2 sezonus iš eilės patenka į LKL pusfinalį, o šiame sezone jau nekartą skriaudė favoritais laikytus varžovus. Utenos ekipoje didžiausią naudingumo koeficientą reguliariajame sezone užfiksavęs Džemaras Diksas. Jam puikiai talkina Vaidas Šipokaitis, Vytautas Šulskis, Dainius Šalenka, Gytis Rutavičius, Valdas Vasylius. Iki Europos čempionato aukso Lietuvos rinktinę atvedęs Antanas Reika pasižymė puikiu krepšinio intelektu ir sugebėjimu krepšininkams perteikti savo idėjas. Po pirmų rungtynių Klaipėdoje serija kelsis į Uteną. Antrosios rungtynės vyks gegužės 2 dieną antradienį. Serija Klaipėda grįš gegužės 4 dieną ketvirtadienį. Jeigu prireiks 4 ir 5 serijos rungtynių, jos atitinkamai vyks gegužės 7 dieną sekmadienį Utenoje ir gegužės 10 dieną trečiadienį Klaipėdoje. Taip pat priminame, kad abonementai į Neptūno namų rungtynes galioja iki pat LKL sezono pabaigos. Sveiki, esu Martynas Mažeika ir aš esu visada su Neptūnu. Radijo laida Aš už Klaipėdą. Taigi, Martynai, pradžioje galbūt apie praėjusį reguliarųjį sezoną. Jeigu prieš tai buvo kalbama, kad lygis iš ties aukštas LKL, tai dabar po šio sezono turbūt galima pasakyti, kad jis dar labiau išaugo. Na, taip, jau matosi, kad yra labai daug lygiaverčių komandų, su visom komandom reikia, kaip jūs sakėte, ir praeitą sezoną reikėjo kovoti. Kiekvienos varžybos liktai ir žiūrovom ir įdomios, nes visos komandos yra apylygės, taip kad šiais metais yra, kaip jūs sakėt, tuo labiau. Ir man atrodo, prasidedant playoffom, niekas nėra aišku, kas pateks į ketvirtuką. Na taip, ir tų pergalių šiais metais buvo daugiau net negu pernai, 2 daugiau iškovojate. Tačiau esate žemiau lentelėje vien dėl to, kad atsirado labai geras Lietkabelio žaidimas, ar ne? Taip. Na, žinoma, tų pergalių, kaip jūs sakėt, kažkiek keliom pergaliom daugiau, tačiau Lietkabelis, kaip ir sakiau, yra stipri komandos, tačiau dar niekas neaišku, kaip ir sakiau, niekas toliau patys kitas komandos, nors yra pasiruošęs kovoti ir bus tikrai įdomu žiūrovams.
Kaip komanda žengia į šį etapą pasiruošusi tiek mentaliai, tiek fiziškai? Ar tos baterijos yra įkrautos pilnai? Vis tiek mes esam susidūrę su aktyvumu varžybų. Kartais gal ir netgi geriau, kai yra dažniau varžybos, tiesiog neprarandi to žaidybinio ritmo. Svarbiausia, kad mums savo žaidimą aišku žaisti. Esam kaip ir pasiruošę play-offų laikotarpiui ir, sakau, mūsų turbūt žaidimas ir atsakingas puolime žaidimas turėtų mums atnešti ne vieną pergalę. Na, kaip žinia, Juventus treniruoja buvęs rinktinės treneris Antanas Reika. Neptūno treneris Dainius Adomaitis taip pat rudenį stos už rinktinės vairo ir bandys atvesti Lietuvą į Europos čempionato sostą. Taip. Ar galite palyginti šiuos trenerius, kuo jie panašus, kuo skirtingi galbūt? Na, žinom, kad Antanas Reika geras treneris, kaip jūs sakėt, labai didelės patirties turi ir su aukšto lygio žaidėjais, ir su vidutinio, taip kad patyręs, kaip sakant, jau žino visus kelius, žino į pergalę, o Adomaitis yra ambicingas, jaunas treneris, kuris kylantis, aš niekada neabejoju jo sėkmė ir manau, kad jisai tik tai kyla į viršų ir tai yra dar vienas šansas jam įrodyti, kad jis tikrai yra vertas rinktinės ir vertas kovoti toliau play-offuose. Tų panašumų ir sunku pasakyti, aš kaip nesu susidūręs. Panašumas vienas turbūt, kad guldau galvą, kad abudu nori laimėti kuo daugiau pergalių. Na taip. Kalbant konkrečiai, tai Neptūnas šiame sezone savo varžovams leido įmesti vidutiniškai 73 taškus. Juventus prasileisdavo 81. Ką sako šie skaičiai? 73 pasako, kad mes dar turim tobulėti ir kur pasistengti. Nes, aišku, yra labai ilgas tarpas visas sezonas. Tačiau 73 mums atrodo yra daug, taip kad mes tikrai norime nugalėti komandus, kaip ir skaičiai rodo savo gynybą. Na, turbūt žinote, kad esate pats rezultatyviausias visų laikų Neptūno žaidėjas. Taip. Koks jausmas jo būti? Na, per daug kitai dėmesio nekreipiam. Žinot, kaip yra, kiekvienas sezonas turi savo surprizų ir kiekvieną sezoną norisi komandiškai baigti, kad Neptūnas baigtų kuo aukštesnėje vietoje. Taip kad tie asmeniniai kažkokie ar rezultatai, ar kažkokie rekordai tiesiog automatiškai turi nueiti į šoną, kai galvoja tik tai apie komandos gerovę. Na, turbūt galima pasidžiaugti ir Neptūno sirgaliais, kurie antrą sezoną iš eilės areną užpildydavo gausiausiai tarp visų LKL klubų, ar ne? Taip. Ar galite pasakyti jiems kažkokią žinutę prieš prasidedant svarbiausiai sezono daliai? Na, bet kokia neišvengiamai norėčiau jiems padėkoti už palaikymą, nes mes esame tikrai ta komanda, kuri nori kiekvienas varžybas laimėti, tačiau ne visada gaunasi. Taip kad yra džiugu, kad ir nesėkmės momentais jie vis dėlto susirenka ir mums padeda, nes tas žmonių skaičius, kuris ateina ir toks stiprus palaikymas yra pusė pergalės mūsų komandai. Taip kad aš tikiuosi ir esu įsitikinęs galbūt netgi, kad tikrai klaipėdiečiai mums padės play-offuose ir būtent tų klaipėdiečių nenusisukimas nuo mūsų turbūt atneša tas pergalės ir toliau leidžia gyvuoti šitam klubui. Radio laida Aš už Klaipėdą. Pokalbiai su Klaipėdos Neptūno žaidėjais ir treneriais, istorijos herojais, ryškiausiamis Klaipėdos krašto asmenybėmis ir tais, kurie visada yra su Neptūnu. Labas, aš esu Juozas Liesis. Aš visada esu su savo miesto komanda. Aš už Klaipėdos Neptūną. Taigi, Juozai, kaip galite apibūdinti, ką jums reiškia Klaipėda, jūsų gimtasis miestas ir konkrečiai Neptūno komanda?
Aš esu klaipėdietis, tiesiog ant vienos kojos yra ištatuiruota Neptūnas, o ant kitos kojos ištatuiruota yra Atlantas. Tai bet kuris klaipėdietis, kuris bent kažkiek tai juda, jisai žino šitos du vardus ir žino, kad bet kurie didesni sporto pasiekimai yra pelnomi Klaipėdos vardu būtent šitų dviejų klubų. O kas tas kojas judina, tai galima daug ką čia prigalvoti, bet ko gero pagrindinis dalykas, kad visi klaipėdiečiai myli tą savo 3 gatvių miestą. Myli tą kvapą, tą vėją, druskos, myli tą pušelį ošimą, tarp namų apkaišiotą. Myli galų gale šitą mažutį, bet tokį išskirtinį senamiestyje Klaipėdoje, miesto centre. Štai ir viskas, ko gero, kas yra svarbiausia. Tai kokios tos vietos konkrečios, žvelgiant jūsų akimis, kurios jums yra pačios artimiausios, mieliausios? Vietas tai kuria žmonės. Be abejo, miesto stadionas ir be abejo arena. Man ypatinga vieta yra molas, kai tik tai yra galimybė mums su vaikais atvažiuoti. Aš visada stengiuosi užtemti ant tas vietos, kur matosi vienoje pusėje vartai į jūrą, kitoje pusėje matosi krantas beveik iki pat Karklės. Tokia labai faina vieta, tuo labiau, kad aš Smiltynės pusėje, tai reiškia arčiau pietinio molo, esu labai daug laiko praleidęs šalia Klaipėdos jūrų muziejaus. Tai man ir Klaipėdos jūrų muziejus yra svarbu. Ten mano visą vaikystę prabėgo. Mano tėvas tenai daug laiko praleido tą muziejų kurdamas. Visai šalia Švyturio yra darbovietė, kur mano mama daug metų laivų įvairiausią įrangą saugojo ir išdavinėjo laivams. Ten ant tų kanatų, ant gelbimosi laivų daug šukinėta, daug bandyta krapštyti, daug kelių nusibalnota galų gale. Čia yra tas vietos, kur man labai svarbios, kur man patinka. Bet lygiai taip pat žinau vietų, kur man ypatingai mielas, dėl to, kad ten savo vaikais esu praleidęs laiko. Tai čia yra Klaipėdos širdis, Klaipėdos senamiestis ir šalia jo yra kiemas, kuriame užaugau aš pats. Aš nežinau, čia galėčiau faktiškai vos ne apie pusę Klaipėdos namų kažką tai pasakyti, kodėl jie man yra svarbus, kurie įdomus ir ką aš prisimenu. Taigi aš 33 metus Klaipėdoje gimęs ir augęs. Apie kiekvieną iš tų 3 gatvių aš galėčiau ko gero po 11 metų šnekėti. Tai labai fainai, kad tą gyvybę tokie klubai kaip Atlantas ir Neptūnas ir bando palaikyti, įžiebti, kad tai yra ambicingų žmonių kolektyvai. Tai yra kasdienis toks noras, valia treniruotis, ryžtis, kautis ir kelt 3 gatvių miesto vardą ant vėliavų stiebų. Na, kaip vertinate šio sezono tikslus, galimus tikslus, pasiekimus? Kaip žinia, sustiprėjęs labai yra ir Panevėžio Lietkabelis, kas be ko yra Lietuvos Rytas, Kauno Žalgiris ir kiti varžovai. Jo, Lietkabelis čia pavarė. Super. Maskvytis žiauriai geras yra dar broliukai ir Maskvytis. Tai aš manau, kad Klaipėda ne veltui Maskvytį pasikvietė kurdama krepšinio komandą, nes tikrai žinojau, kad tas vyrukas jau ką, bet smegenis tikrai turi žiauriai geras. Ir jisai pasirodė, kad moka tas smegenis naudoti ne tik kurdamas klubą, bet ir kaunamasi su juo. Visiškai didžiulė mano meilė yra Maskvyčiui, nes realiai Neptūnas kokį vardą įgijo, tai įgijo iš esmės jo talento, jo sugebėjimų. Ir dabar jau kitiems žmonėms yra daug sunkiau, ko gero, nes jis tikrai aukštai iškėlė kartelę ir labai fainai buvo matyti, kaip Adomaitis stojasi į vietą. Labai ambicingas vyrukas, labai sumanus vyrukas, kas yra reta, mano galva, krepšinio pasaulyje visai psichologiškai. Gal sportinės psichologijos naudojama, toks atrodo, kad lygiai ir nėra jokas. Bet kurių trenerių patirtis yra tokia, mano galva, biškai sovietinė. Daug spaudimo, dar daugiau spaudimo, milžiniškas spaudimas ir mes tikrai galim. Toks būka, užkniusia. Tai va, tai truputėlį įvairesnis ir labai fainai matyti žmogų, kuris statė ir matyti žmogų, kuris stengiasi pratęsti tą tokią gerą krepšinio istoriją jūsų turimus. Na, kiek jums asmeniškai svarbu, kad Neptūno klubą šiuo metu sudaro dauguma žaidėjų, kurie būtent ir yra iš šio krašto? Žinai, kai yra tokie žaidėjai kaip Mažeika, tai žiauriai faini. Ir ryškus, ir santykinai
miesto dydžio prasme, visai arogantiškas vyrukas, savim pasitikint. Man patinka tokie. Man tokie patinka. Norisi ryškesnių tokių, bet ryškesnio ne tik buvimo aikštė, bet ryškesnio buvimo šalia jos. Ryškesnio buvimo ne tik sportininkų, bet ir asmenybę. Norisi tokių žmonių, norisi ženklų gyvenime, kad jis kažkur nuėjo, kažką pamatė, turi savo nuomonę, pasakė ir kad tai suktųsi galbūt visų pirma apie Klaipėdą, bet ne tik ir apie ją. Ryškesnių tokių, kaip pasakyti, asmenybių, žodis asmenybė tinka. Ir galbūt tai yra susiję šiaip su Lietuvos sportu konkrečiai. Bet mano galva Klaipėda yra išskirtinė ir čia nėra ko teisintis, kad Lietuvos sportininkai neturi ką pasakyti, jie galvoja tik tai apie tai, kaip jam pailsėti. Ne, man taip netinka. Klaipėdoje sportininkai kvėpuoja jūros oru, Klaipėdoje sportininkai nuvaro iki muziejų, Klaipėdoje sportininkai bendrauja su savo gerbėjais ir Klaipėdoje sportininkai tikrai gali papasakoti apie tai, kas vyko treniruotėje, kas jiems nepatinka treniruotėje, kodėl jiems nusibodo šiandieną Adomaitis ir kodėl rytoj jie atras galbūt kažką, kas juos nudžiugina, kaip jie ruošiasi savo kovom su Lietkabeliu, kaip jie žiūri Maskvytį ir jie gali tai daryti per krūvą priemonių. Tai būtų fainai, kad tai tęstis mieste, kuris akivaizdu, kad myli. Man atrodo, kad Neptūnas yra vienintelė komanda, kurios tribūnos yra virš 96% užpildytos. Praėjusią sezoną, man atrodo, iš vis rekordas buvo. Tai rodo, kad klaipėdiečiai tai neria. Ir labai norisi tą komandą paskatinti, gyventi apie Klaipėdą, su Klaipėda, Klaipėdoje. Prakalbote apie asmenybės. Kas jums kelia ryškiausius prisiminimus iš praeities Neptūno žvaigždžių? Aš tai Macijauską, man tai to modernaus krepšinio simbolis yra Macijauskas. Ir tikrai būtų žiauriai fainai pamatyti išbėgant su Neptūno marškinėliais. Aš esu jo fanas iki šiol, turiu jo marškinėlius 7 numeriu, bet ne Klaipėdos komandos. Mano galva, tai yra klaipėdietiško krepšinio mokykla. Ir tokių sportininkų norisi daugiau. Ir mano galva, Knašys tikrai gali paruošti, atpažinti tokius žmonės, gali suteikti pasitikėjimo sparnus kiekvienam vienam žmogui. Ir norisi, kad vaikų krepšinis Klaipėdoje būtent ir būtų grįstas ne muštru, o pasitikėjimu, galimybėmis suteikiamomis vaikams. Šito labai norisi. Norisi, kad ir tas portretas, ant kurio Klaipėdos krepšinis kilo, kalbu apie Macijauską, kad jisai, jo bruožai būtų išlaikyti, nes tai yra atsipalaidavęs, iš vis jokio psichologinio spaudimo nepatirintis žmogus. Jam nuspjaut vardai, jam nuspjaut kontraktą, jis eina žaisti kašį, jis yra atsipūtęs, jis turi nuomonę apie save ir niekam jis neleisia sugadinti. Kažko tokio labai labai norisi iš visų Klaipėdos krepšininkų. Jam netgi teisėjų sprendimai būdavo vienodai, net jeigu ir buvo prieš jį. Tai jisai žino, kad jisai žaidžia. Ne taip įvertino mane. Važiuojam toliau. Taigi, super, tokių žmonių ir norisi. Norisi, kad Klaipėda į pasaulį išleistų būtent tokius. Savim pasitikinčius, žinančius, ko gyvenime nori, atvirus žmonės. Man matas toks. Kalbant apie ketvirtfinalį ir artėjančią dvikovą su Utenos Juventus, kokį įspūdį palieka šį sezoną ši komanda? Mane nustebino šį sezoną Juventus, nustebino. O labiausiai nustebino tai kažkoks toks jų, nežinau kaip apibūdinti, bet yra, kada žiūri Regbaro rungtynes, tu nesupranti, iš kur pas juos toks atkaklumas, lipti į medį, stumdytis, eiti, atrodo, kad jiems atidaužytas viskas yra. Kaklas, pečiai, kojos atspardėtos, rankos nutrankytos, bet jie blemba eina ir eina. Tai man Juventusas yra tokio gaivališko, tokio gamtinio charakterio krepšiniai įsikūnymas. Man tikrai labai labai netikėtas jie buvo Juventuse. Faktiškai, tenka pripažinti, kad klaipėdiečių komanda yra biškai kitokio lygio, mes esam biškai techniškesni, mes esam biškai taktiškai, įvairesni. Teoriškai, žiūrint tokiam vos krepšinį raukiančiam pradedančio specialisto akimis, Neptūnas ir Juventus yra tikrai skirtingų lygių komandos. Bet emocingumas, atkaklumas, toks, net nežinau, bebaimiškumas, buliamba Juventuse šiemet kažkaip pražydo, išsiskleidė. Aš net nesuprantu, kame priežastis iš tikrųjų yra. Tai mano galva, šitas ketvirtfinalis 3 pergalių su Juventusu 100% bus įspūdingos, nes realiai mes pamatysim, ką reiškia taktiškai, psichologiškai ruošta beveik visą sezoną Adomaičio komanda su tokiais gaivališkai bebaimiais aukštaičiais, tokiais kažkokiais nuo savo aukštų kalnų nusileidusiais į Kuršių žemumas. Realiai mes matysime 2 skirtingų krepšinio mokyklų, 2 skirtingų krepšinio suvokimo
mūšį. Aš tikiuosi, kad jisai bus didelis, tikiuosi, kad bus daug kraujo, bet esu tikras, kad Kuršiai kels Juventuso kūną ant savo šakių, nugalėję. Na, viena iš jūsų veiklos ryčių yra muzika. Kaip manote, ar Neptūnui jau atėjo laikas ir ar jis nusipelnė po tokių puikių pasirodymų pastaraisiais metais turėti ir savo himną? Aš manau, kad kiekviena komanda atranda kažkas tai, kas ją žavisi, kažkas, kas paliečia jos žaidimas, jos ugnis, jos požiūris į gyvenimą. Atranda kažkokį kūrėją ir kažkoks kūrėjas ją atranda savo ir iš to tikrai kažkas atranda. Ir įvairiais metais įvairios Lietuvos komandos ir ne tik Lietuvos, jos staiga supranta, kad tas kūrinys yra būtent apie ją, apie tos žmonės, apie jų požiūrį į pasaulį, į kovą, kaip turi Wembley stadione, Liverpooliai skamba savo dainom, kaip turi Barsas savo dainas, Madrido Realas, kaip turi Žalgiris Lietuvoje, kaip turi Lietuvos Rytas Vilniuje. Aš esu tikras, kad kažkokią tokią savą, unikalią dainą, ne dainą, odę, ne odę, himną, ne himną, kažką tokio, kuo tekės tas toks surus, aitrus, nusimylėtos žemės pakilusių klaipėdiečių kraujas ir tomis natomis, kuris rūks tuo balsu, aš manau, kad jisai atsiras ir Neptūne. Ir esu tikras, kad tas laikas artėja. Aš manau, kad mes išgirsim tą kūrinį. Tikrai, kažkada. Na, galbūt galite prie to prisidėti ir jūs? Troškimo tokio aš tikrai neturiu. Tikrai nesvajoju niekada. Noriu Neptūnas, kad mane pakviestų sukurt dainą. Tokio noro aš taigi tikrai neturiu. Aš kažkokių tai tekstų turiu apie Klaipėdą, kurias tiktų Klaipėdos sporto komandom. Bet dar nežinau, ar tai tinka Ledo Atlanto, ar tai tinka Neptūnui, bet kažkokių tai, manau, kad visai gražių apie tą tokius tvirtų, lankščių, kūrybiškų žmonių siekiančių garsinti Klaipėdos vardą Lietuvoje ir pasaulyje eilučių aš turiu. Tikrai turiu, yra kabo pas mane kompe, būstinė yra, priedainio dar nesusigalvojęs. Bijau apgaut, bet ne mažiau negu 2/3 grupės daugiau mažiau yra aktyviai sportavę. Ir net Deividas, kiek prisimenu, yra kažką tai bandęs kamuolį spardyti į vartus ir gal net mesti į krepšį. Tai, žodžiu, mes esam sporto apsėsti ir kažkokia tai tokia veržlumo žinia, tokia kovos už Lietuvą, už Klaipėdą žymė, jinai yra ryški mūsų kūryboje. Aš tokia netgi atskirą liniją galėčiau skirti tokių veržlių sporto dainų. Netgi gal visą albumą būtų galima išleisti. Vien tik tai sporto. Bavarija geriausios sporto dainos. Ir be abejo, tame albume privalėtų atsirasti, tokiu atveju jau privalėtų, net čia be noro, o privalėtų atsirasti himnas Klaipėdos sporto komanda. Radio laida Aš už Klaipėdą. Šiam kartui tiek. Iki pasimatymo Švyturio arenoje. Taip pat kviečiame su Neptūnu būti ir socialiniuose tinkluose – Facebook, Instagram ir YouTube. Istoriją kuriame kartu. Radio laida Aš už Klaipėdą. Pokalbiai su Klaipėdos Neptūno žaidėjais ir treneriais. Istorijos herojais. Ryškiausiamis Klaipėdos krašto asmenybėmis. Ir tais, kurie visada yra su Neptūnu.